Tai aš noriu pradėti nuo vieno lietuvio. Tiesiog jis pradės pradžią, tai Valdas Palšis. Jis atvažiavęs yra su savo 3 vaikais. Ir prieš kokią maždaug 15-14 metų, maždaug kiek? Valdai, kiek? 15. Tai būna 15, sako. Jisai atėjo trečiadienį į Kauno skyriaus susirinkimą ir jis papasakos tiesiog savo liudimą. Tai bus pirmas šiandien liudimas. Paplokim Valdui. Tai yra mūsų misionierius kalėjimuose. A dabar norėčiau, kad paplotumėte Jėzui. Kodėl ne visi plojot? Netikit, kad jisai čia yra? Man šiai dienai 56 metai, beveik prieš 15 metų, daugiau kaip kokie 16-17 metų atgal, kai aš eilinį kartą sėdėjau įkalinimo įstaigoje, tai buvo Pravieniškės. Ar visi girdite? Visi girdit? Gal garsiau galima visą? Taip girdit dabar? Arčiau mikrofoną, sako. Tai mane pakvietė nueiti į koplyčią. Nežinau, kas tada buvo atvažiavę, ar katalikų, ar karito, ar rožinio ten moterėlis, ar sekmininkai, baptistai. Dabar neprisimenu, bet aš tik tai žinau vieną dalyką, kad tai, kas tenai buvo, man patiko. Atėjo man ramybė, atėjo kažkoks džiaugsmas, bet kaip po to susirinkimo, po poros valandų vėl viskas išgaravo. Ir aš pradėjau vaikščioti visur, kur minimas Jėzaus Kristaus vardas. Vieni vaikščiodavo vieną konfesiją, kiti į kitą ir sakydavo, tai to jeigu katalikas vaikščiau pas katalikus, kam tu vaikštai pas baptistus. Aš sakiau, vaikštau visur, kur šlovinamas gyvasis Dievas. Man tai buvo įdėta tada, kaip aš su juo susitikau į širdį. Pirmas gal stipresnis susitikimas buvo, kaip brolis Borisas, pastorius, pasakė, kad Jėzus Kristus yra geriausias jo draugas. Aš tuometiniu savo protų daug ką supratau, save labai protingų laikiau, bet galvoju, Dievas ir žmogus ir draugai čia kažkokia nesąmonė. Bet tai jisai argumentavo kažkokiam tai vietom iš švento rašto, pacitavo. Paskiau aš pradėjau pats skaityti Naująjį testamentą ir supratau, kad Jėzus Kristus nori būti taip pat ir mano geriausių draugų. Paskiau man papuolė, aš labai daug skaitydavau krikščioniškos literatūros, būtent tas Borisas daug atveždavo rusų kalboje. Ir man skaitant vieną knygutę, ten buvo gale parašyta, jeigu nori, kad tavo gyvenime įvyktų stebuklas, 3 kart perskaityk Naują testamentą per 30 dienų. Būtent laikotarpis paminėtas. Žinot, aš tai dienai tikrai stebuklų norėjau, nes abu du plaučiai buvo kiauri, tai yra džiova turėjau, nuo narkotikų kepenys, inkstai 12 pirštį, širdis, kasa ir taip toliau. Svėriau 58 kg. Ir perskaičiau per 27 dienas ir laukiau stebuklo. Kai sena žirafa su ilgu kaklu. Gal po 3 metų tik tai supratau, kas tavo širdyje tas yra ant liežuvio galo. Bet būtent, mėloji brangioji šventoji dvasia, iškėlė man tos dalykus, kai aš perskaičiau, aš nustojau keiktis. Pradėjau eidamas į valgyklą laiminti stalą, pradėjau melstis už kontrolierius, tai yra už policininkus. Ir jų požiūris pasikeitė į mane. Man, kai sakoma, kas sėdėjo kolonijose, žinot, man įsijungė tam tikra žalia šviesa ir viešpas atverdavo duris, kur anksčiau neatsiverdavo. Paskiau atėjo toks momentas, kaip aš gulėdavau ant pievos ir žiūrėdavau į dangų ir galvodavau, kad Jėzus iš už debesies ranką man pamosikuos, bet viso šito nebuvo. Buvau naivus, bet tikėjau, kad stebuklas mano gyvenime įvyks. Ir vieną naktį aš sapnavau sapną. Guliu ant pievos, žalia, graži pieva. Aš guliu lyg nukryžiuotas, mano krūtinė kilnojasi. Ir vieną akimirką jinai plyšo, iš jos iššoko toks juodas perlamutrinės spalvos kamuolys
akimirkai sustojus prieš mane ir staiga nėrė į kosmosą. Jis nemažėjo, bet didėjo ir sprogo. Prabudau klykdamas. Apsiraminau, užmigau ir iš ryto atsikėliau. Einu į valgyklą, nes mūsų barakas pirmas eidavo į valgyklą. Aš norėjau kiekvienam pasakyti, kad myliu. Ir žinau, kokia pirma mintis buvo. Orientaciją pakeičiau. Ką norėti iš to vargšo zeko? Paskiau atėjo laikas man išeiti į laisvę, kaip pasakyti, ten 1,5 metų įsinešti, bet man pavaduotojas sakydavo, tu neišeisi. Sakau, klausyk, ne tu mane pasodinai, Jėzus pasodino ir jeigu jo tokia valia, aš išeisiu, nes aš trokštu įgarbinti, išlovinti. Aišku, pavaduotojo nebuvo teisme, nors jisai niekada teismų nepraleisdavo, mane išleido į laisvę. Ir ilgus metus mes su tuo pavaduotoju bendradarbiavom, nes aš jau kokią 12-13 metų važinėjau į kalinimo įstaigas. Ir išėjau į laisvę, kaip ir mūsų gintukas liudija, buvo jam 50 gramų, o aš labai mėgau alų, aš nusipirkau 2 bonkas, bet žinot, padariau gurkšnį ir supratau, kad alus ne man. Aš jį palikau ir grįžau namo. Planų daug buvo, norų visokiausių, troškimų, bet viskas kažkaip ištirpo, nes Dievo planas buvo kitoks. Taip aš atsidūriau Kauno nakvynės namuose, kur praleidau 2,5 metų. Išėjau pirmadienį ir, kaip Algis sako, trečiadienį aš atėjau būtent į šią bendriją. Ir kas man bendrijoje patiko nuo pirmų dienų, kad meldžiasi vienas už kitą. Aš žinau, nereikėdavo, aš visą laiką kišdavau galvą, kad už mane pasimelstų. Vieną kartą, žinot, kai pamatai, kai žmonės krenta ir sužinai, kad jie krenta dvasioje, mes kiekvienas to norim, ne? Ir aš galvoju, atvažiavo Alanas, Dievo vyras, nuostabus Dievo vyras, jisai pasimels įvyks, pasimeldė nieko neįvyko, nenukritau, o taip norėjau nukrist. Ir žinot, mintis tokia atėjo, Algis tai pastoviai krenta, žinokit. Atėjo tokia mintis, galvoju, žinai, viešpatie, aš tai vis tiek prigausiu. Senas zekas, kaip Dievo neprigausi. Ir galvoju, kas pa žmogų yra jautriausia, širdis. Alanui sakau, melskis už širdį. Jis pasimeltė ir man kažkas kaip kirto per koją, žinokit, ir aš nukritau. Bet su sąmonė. Tai vienas vienintelis kartas buvo, kad aš nukritau Dievo dvasioje. Bet ne tai esmė. Esmė, kas tavo širdyje. Tai po 1,5 metų, faktiškai po 1,5 metų, kaip aš stovėjau prie mamos karsto, aš klausiau savo viešpatę, sakau, viešpatė, kur mano mama? Nes aš žinau, kad jinai daug abordų prisidirbus, kad jinai tikrai buvo žmogus, kokius ir po šiai dienai matau aplinkui. Save laiko tikinčiai su gyvo Dievo širdį nėra. Bet vėlgi paimkime tą paprastą tiesą. Nėra tobulo nei vieno. Vienintelis tobulas Jėzus Kristus. Ir žinot, aš išgirdau nuostabius žodžius. 1,5 metų atgal išleidau aš tai į laisvę, kad manoji dvasia veikdama per tave paliestų tavo mamą, jinai atgimtų iš aukšto, ką ir vakar Alanas sakė, ir aš galėčiau ją išgelbėti. Aš pasakiau, tau viešpatie tarnauju ir tarnausiu. Tai po kokių 2 metų, gal mažiau, būnant laisvė, vienas iš brolių bendrijos narių ir po šiai dieną yra, pasiūlė man darbą pas save. Sako, žinai, ten bosui statau namą, reikia sargo. Galvoju, tavo ten mano vieta. Bibliją skaitau, problemų jokių. Žinokit, tikrai jokių problemų nebuvo. Vėlgi tas naivus tikėjimas ir šlovė viešpačiui už jį. Aš ateidavau į objektą, užlipu ant namo, apsižiūrau teritoriją, paskelbiu Jėzaus Kristaus kraują ir užsidarau kamorkį ir meldžiuosi, skaitau šventą raštą ir žinokit, nieks nieko nepavogė ten 0,5 metų ar 8 mėnesius. Jėzus saugojo. Viskas priklauso nuo mūsų tikėjimo. Jeigu pas mane šiandien skrandžių problema, juk aš jeigu tikiu, kad Jėzus išgydys, jis išgydys, kokios problemos. Bet jeigu aš abejoju, nors ir kojas dės, kažkas, kas melsis už tave, nieko neįvyks. Ir žinot, mano bosas sako, žinai, mano žmona tokia rožinio grupelę turi, žinot, katalikai mes,
sako, nuveik ten tų moterėlių, sako, tai kokie 30 renkasi, žinai, sako, teta už žmona yra. Aišku, aš jį atitinkamai išvadinau negražiai kaip brolį. Ir žinot, praėjo gal pusė metų, gal mažiau, iš jo kabineto išeidinėjau ir man tokia mintis atėjo, aš atsisuku ir sakau, klausyk, kur jos renkasi. Įsivaizduojat, pusės metų lyg nebuvę, ne? Pokalbis prasitęsė. Jisai pasijuokė, pasakė adresą ir taip po 2 mėnesių mes apsivedėm. Su viena iš tų moterų tenai, kur merginų buvo. Maniškė turbūt klauso ir galvoja, sako, nu. Bet žinot, kaip buvo labai paprastai. Aš jai sakau, tu žinai mano praeitį iš mano liudijimų, nes į banketus vaikštai. Sakau, žinai, kad aš nedovana esu. Aš žinau, kad ir po šiai dieną aš nesu tokia dovana, kurią turėčiau būti. Sakau, ar sutinki būti mano žmona? Jeigu, sakau, tu man turi iš karto pasakyti taip ar ne. Jeigu ne, sakau, Dievas man duos kitą, nematau problemų. Jinai sutiko. Šiai dienai mes turime 2 nuostabius berniukus. O, vienas priekį, antras irgi sėdi priekį. Mergytė. Esu vienas iš laimingiausių žemės žmonių. Kai sakiau, važinėjau į kalinimo įstaigas ir tikrai džiaugiuosi, nes šventoji dvasia veikia nuostabiai. Kartais liudija, kartais pamokslauja, bet visą laiką šlovini jį. Ir jisai daro nuostabius dalykus. Šiai dienai vėlgi tas pas brolis pasiūlęs man tokį, kaip ir darbą, gundau žmonės važiuoti į Jeruzalę. Gundau. Ir žinot, kitos moterys, kai pasakau, jos net sutrinka. Aš sakau, aš noriu jūs sugundyti. Ir įsivaizduot, kai pas moterį pasidaro kokios akys, nes jinai žino, kad aš krikščionis, ne? Ir kaip aš noriu sugundyti, sakau, noriu, kad jūs susitiktumėte Jėzų ir Jeruzalė. Čia irgi juda nuostabiai šventoji dvasia, bet tenai vyksta taip pat nuostabūs dalykai. Ir Jėzus gyvas. Vienas iš tokių akcentų, mano labai gera draugė, 74 metai, jinai daktarė, jinai sako, Valdai, tu mane metus laiko gundėjai. Aš sutikau, bet aš bijojau. Pas mane kraujo spaudimas, geriu pastoviai daug tablečių, o kai nuvažiavau į Jeruzalę, aš tą savaitę negeriau nė tabletės. Tad kiekvienam iš jūsų linkiu, kad būtumėte sveiki, drūti ir turėtumėte gyvenimą ir apšio turėtumėte Jėzuje Kristuje. Amen.